Nafta mano kūryboje atsirado prieš 3 metus, kai susidomėjau ją kaip medžiaga netinkama šiaip tapybai, bet dėl to teko bandyti ją pritaikyti tapybai. Bet senelis dažydavo nafta tvoras ir studijuodama tapybos bakalaurą pagalvojau, kodėlgi nenudažius paveikslo su nafta. Tai nuo to klausimo viskas ir prasidėjo. Tapybos su nafta yra labai nemalonus ir gan purvinas užsiėmimas. Jinai skleidžia nemalonų kvapą, jinai yra purvina, jinai visai nenori džiūti, tenka maišyti su skirtingomis medžiagomis, su klijais, kurie turi atvėsti iki tam tikros temperatūros, pasiekti tokią kaip drebučių konsistenciją. Ir tuomet jau galima tepti, bet ta konsistencija vis tiek vėsta ir tuomet pasidaro nebenaudojama. Dėl to tenka maišyti naują mišinį, bet iš tos nemalonios ir varginančios patirties man patinka tepti švelniai tokius vos ne kaip žiedlapius primenančius potipius. Tai šioje parodoje pristatau kūrinius ir iš praeitų metų, kelios abstrakcijos kartu su naujausiais savo kūriniais. Atsiranda keli video darbai. Skirtingos medijos viena kitą papildo, tapyba, video rašymas leidžia man pačiai atrakinti tam tikrus dalykus, prisiminimus sau ir tuomet kažkas, kas yra lokalu mano viduje, aš ieškau, kaip tai gali būti globalu arba kaip galima kontekstualizuoti tai, kas rūpi man.